Receptas, dėl kurio galima apsiverkti. Dėl skonio, aišku. Marinatui sumaišome pomidorų pasatą, razienų sirupą su actu, sojų padažą, išspaustą česnaką, rudąjį cukrų, druską su rūkyta paprika, svogūnų miltelius, garstyčias ir juodosius pipirus. Šonkaulius dedame ant grotelių, o po apačia statome kepimo skardą. Beveik visą marinatą užtepame ant šonkaulių. Į kepimo skardą įpilame alaus ir viską uždengiame folija. Kepame iki 180 laipsnių kaitintoje orkaitėje 3 valandas, arba tol, kol kaulai lengvai atsiskirs nuo mėsos. Dabar padarysime bao bandelės. Sumaišome šiltą pieną, vandenį, mieles ir cukrų. Tada paliekame, kol mielės suaktyvės. Dubenyje sumaišome miltus, kepimo miltelius ir druską. Permaišome ir supilame mielių mišinį. Truputį paminkome tešlą, įpilame alyvuogių aliejus ir minkome dar apie 6 minutės, kol tešla taps vientisa. Grąžiname tešlą į dubenį, uždengiame plėvele ir paliekame kambario temperatūroje 1 valandai, arba kol tešla pakils maždaug 2. Iškočiojame tešlą ir išspaudžiame apskritimus. Jų viršų patepame alyvuogių aliejumi, sulinkime pusiau ir kiekvieną bandelę dedame ant kepimo popieriaus. Uždengiame plėvele ir paliekame dar 10 minučių kambario temperatūroje. Tada verdame garuose 8 minutės, ištraukiame ir paliekame pailsėti 2 minutės. Praėjus 3 valandoms ištraukiame šonkaulius, viršų sutepame likusių marinatų ir grąžiname į orkaitę. Įjungia konvekciją dar 20 minučių. Ištraukiame kaulus iš mėsos ir ją supjaustome. Bandelę sutepame majonezu, tada figų četnį. Dedame šonkaulius, ant viršaus raudonąjį svogūną, aitrųjį pipirą ir petražoles. Patikriname, ar valgoma. Tada užpildome likusias bandelės. Pilną receptą ir naudotus produktus iš mūsų parduotuvės rasite aprašyme ir komentaruose. Skanaus!